Sveiki visi! Paskutinės ralio žinios. Birželio 1 dieną įvyko sporto šventė, kurioje gimnazistai galėjo save išbandyti kvadrato varžybose, bėgimo estafetėse ir virvės traukimo rungtyje. Atgal sukinys, spyris pirmyn į šoną, spyris kairė, pirmyn ir į šoną ir vėl. 1, 2, 3, op, 1, 2, 3, op, 1, 2, 3, šuoliukai, nuokamukai. Praeitą savaitę mūsų gimnazijos abiturientai laikė net 3 egzaminus – lietuvių, biologijos ir matematikos. Sklando gandai, kad jie juos išlaikė. Antradienį 10-okai laikė lietuvių egzaminą. Išgirskime, kaip jiems sekėsi. Labai jaudinatės prieš gimtosios kalbos egzaminą? Ne, aš tai jau. O kaip sekėsi, ar buvo sunku? Taip, kai kurios užduotys gali ir buvo Suvokimas labai sunku. Jo, bet taip tai nelabai. Na ir kaip vertinate pačią save? Kai pamatysim rezultatus, tai galėsim save vertinti. Sekėsi gimtosios kalbos egzaminas? Pakankamai normaliai, bet labai jaudinamės. Andžia, kur pamoka? Buvo sunku. Nu, gal rašinys šiek tiek, bet šiaip ne. Ar nepritruko minčių rašant rašinį? Nu, iš pradžių jo, vėliau jau kažkaip susidėstė. Tai kaip vertini pati save? Blogai. Manau, kad labai gerai, bet stengiuosi rašyti normaliai. Ar labai jaudinais prieš gimtosios kalbos egzaminą? Prieš egzaminą gana stipriai jaudinaus, tačiau egzamino metu kažkaip viskas susitvarkė ir viskas buvo gerai. O kaip sekėsi, ar buvo sunku, ar sunkios užduotys, kuri buvo sunkiausia užduotis? Sunkiausia užduotis, bent jau man, tai buvo rašinys. Tiksliau, aš rašiau laišką, todėl laiškas. O šiaip viskas ėjosi lengvai. Na, ar minčių nepritrūko rašant laišką? Sėdėjau gana netrumpą laiką iš tikrųjų, kol sugalvojau, ką būtent turėčiau parašyti. Ir kaip vertini tada pati save? Gana gerai, dėl to nes su kalbos užduotimis buvo viskas paprasta, viskas supratau. Ketvirtadienį pirmokai laikė matematikos diagnostinį testą. Kaip sekėsi matematikos diagnostinis testas? Sekėsi gerai. Ar buvo sunku? Na, iš ties nebuvo sunku, tik gal kai kurios užduotys. Ar visas užduotis atlikai? Taip, atlikau visas užduotis. Ar buvo tokių užduočių, kuriuose tiesiog spėlioji atsakymus? Ne, visur stengiausi rasti atsakymą, išspręsti viską kuo tiksliau. Meluoju. Ko galite palinkėti mokiniams vasarai? Taigi, Jeronimo Ralio gimnazijai baigėsi dar vieni mokslo metai. Kaip ir dauguma turbūt mokslo metų, jie prabėgo labai greitai. Buvo, ko gero, daugiau džiugių akimirkų negu pesimistinių. Ir visai Ralio bendruomeniai. Man kaip vadovai tikrai buvo metai, na, tokie prasmingi, pamastymų metai. Bet, kaip sakoma, ačiū Dievui, kad supratau kai kuriuos savo gyvenimo pokyčius ir, ko gero, tikiuosi, priėmiau gerus sprendimus. Na, mokiniais aš visuomet esu patenkintas, didžiuojasi raliukais, nes tikrai dauguma mūsų Ralio gimnazijos mokinių yra šaunūs, puikūs, kūrybingi, išradingi, su savo mintimis, pasiūlymais ir su tokiais, na, atrodo, dirbtum ir visą gyvenimą ir pasiektum gerą rezultatą. Na, besibaigiantiem mokslo metam, ko gero tradiciškai linkiu paskutinių dienų, kad jos praeitų ugdymo prasme kokybiškai, kad tie mokiniai, kurie norėjo gauti geresnius įvertinimus pusmečio ir metinius, pasiektų savo tikslus. O šiaip vasaros praeina labai greitai, tai pirmiausia gero poilsio. Poilsis geras tada, kaip jis yra planuojamas. O daugumos planų tai mokinių yra gana įvairūs, bet visiems linkiu saugios vasaros, kūrybingos, prasmingos. Ne vien galvoti apie poilsį, bet galvoti apie naujus mokslo metus, ypatingai mūsų būsimiems abiturientams 69 abiturientų laidai. Taigi, geros vasaros. Laikas atsisveikinti.
apsisveikinti. Laikas apsisveikinti.